Sveiki, mėly Elektrėnų kronika skaitytojai, žiūrovai. Šiuo metu randuosi Elektrėnų ledo arenoje ir šalia manęs yra direktorius Valdas Škadauskas. Malonu čia pas jūs pasibuvoti svečiuose. Noriu pakalbinti direktorių. Kelintais metais atsirado šie rūmai ir kaip vystėsi visas tas procesas ir kaip dabar gyvuoja ledo arena. Atsirado arena pasistatė ir pradėjo veikti 1976 metais, ką bylojo pirmos nuotraukos arenoje patalpintos ir pirmos varžybos įvyko 76 metais. Čia dalyvavo dvi komandos iš Elektrėnų VRE, tai yra vadinasi Elektrėnų elektrinės komandos, dvi cecho komandos. Pirmas sužaidė varžybas. Beje, kažkas labai įdomu, kad šitą pirmose varžybose pirmą įvartį pasiekė Gintautas Zubrus, dabartinio Lietuvos ledo ritulio asociacijos Hockey Lietuva prezidento Dainiaus Zubraus tėtis. Kaip simboliška. Labai simboliškai. Toliau turim tokią žvaigždę. Pirmoji mūsų žvaigždė Darius Kasparaitis, visiems žinomas. Toliau rinktinės nuotraukos, toliau čia treniravosi ir žymus dailių čiuožimo atstovai. Tai Povilas Vanagas čia užaugo kartu su mumis. Tai čia nuotraukai, ką mes matome? Čia yra Edita Vaitkutė, čia buvusi Lietuvos čempionė, čia yra Vanaginė. Vanaginė trenerė čiuožimo. Trenerė ir mama Povilo Vanago. Šitos merginos nepasakysiu kas. Štai Vanagas. Povilas Vanagas. O, štai. Aha. Čia mūsų rinktinės žaidėjai, Dainius Balba. Čia mūsų merginos, Lietuvos ledo ritulio rinktinės merginos. O toliau dar yra kur tobulėt, sienos turim dar. O, gerai, tobulumui ribų nėra. Aha. Kokie nusimato artimiausi renginiai, varžybos? Tai artimas renginys yra šį savaitgalį, tai yra National Cup rinktinių varžybos, kur dalyvaus Lietuvos rinktinės, vyrų rinktinės, Rumunijos rinktinė ir Ukraina. Tuo pačiu 6 dieną prieš Ukrainos Lietuvos varžybas pagerbsime mūsų ilgametį žaidėją, žuvusi Mindaugą Kierą. Pakelsim marškinėles į arenos palubės. Čia gali, reiškia, atvažiuoti gyventojai, išsinuomoti pačiūžas. Taip. Ir papramogauti. Už kokią kainą papramogauja jie čia? Čia surašytos kainos. Yra kainos. O. Bilietas suaugusiam. Taip, suaugusiam bilietas 5 eurai, bilietas iki 7 metų 3 eurai, bilietas už pačiūžų nuomą 5 eurai, bilietas už figūros nuomą 3 eurai. Per metus kažkur praeina apie 5-6 tūkstančiai masinio čiuožimo dalyvių. O šiaip labiau vietinių pamėgta, ar atvažiuoja ir iš kitų miestų? Atvažiuoja iš kitų, atvažiuoja aplamai iš aplinkinių miestelių, iš Kaišiadorių, iš Vievio, iš Trakų, artimiausia. Atvažiuoja ir iš Vilniaus, ir iš Kauno, kadangi žino mūsų areną, kad ne tik, kad čia ledas yra, bet kad čia ir graži arena. Patraukli arena. Viena iš gražiausių turbūt Lietuvoje, gal Pabaltyje? Jinai vienintelė, panašios arenos niekur nėra pasaulyje. Jinai vienintelis projektas, kuris tik pas mus yra. Kas tas įdomus architektas buvo? Pamiršau pavardę, Žalys ar Žalimas, neatsimenu, bet jis yra Vilnietis, o pats idėjos autorius, užsakovas yra amžinatilsis Pranas Noreika. Tai istorija buvo tokia, kai jisai kažkada tai nuvažiavo į Latviją komandiruotę ir užėjo į vieną iš arenų Latvijoje, Rygoje, ir pamatė
dailiojo čiuožimo mergaitės čiuožiančios. Ir jam man tiek patiko, kad jisai nusprendė, kad ir Elektrėnai turi turėti tokią areną. Ne tokią areną, bet ledą turėti, o areną tai pastatė, aišku, kad įspūdingai. Tikrai įspūdingai. Vienas iš pagrindinių statytojų, irgi amžinatilsis, Leonas Valinevičius, jo biustas yra čia, pasižiūrėkite. Jisai statybos aikštelės vadovas. Tai 5-6 tūkstančiai lankytojų per metus. Per sezoną. Per sezoną. Realiai, jo. Sezonas skaitosi kuris laikotarpis? Nuo rugsėjo iki kitų metų balandžio 30. Būdavo iki gegužės vidurio turėdavom ledą. Priklausomai nuo oro, nuo noro čiuožti. Tai va. Koks grynas pelnas yra nuo lankytojų, nuo varžybų ir panašiai. Sudėjus ir projektus turbūt. Galiu pasakyti, kad iš masinių mes per metus surinkam apie 26 000 eurų. Tai po to yra visokios treniruotės, klubinės treniruotės, vaikų treniruotės, jau čia kiti surinkimo mokesčiai. Ledo arenos steigėjas yra VŠI dukterinė įmonė VŠI Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokyklos. Su savivaldybė bendradarbiaujam, čia dalyvaujam projektuose, yra toks projektas, tokia programa Mokomės čiuožti. Pas mus čiuožia visos savivaldybės darželiai, pradinės mokyklos vaikai jau 3 sezoną ir labai visiems patinka ir visi nori dalyvauja čiuožia, tame tarpe pasijungia ir auklėtojos, mokytojos ant ledo, žodžiu, kurios užaugusios Elektrėnuose ypatingai visi paragauja to ledo. Kokie aukščiausi yra pasiekti apdovanojimai Elektrėnų? Elektrėnų jaunuoliai, vyrai, treneriai faktiškai visoje Lietuvoje. Jie turi savo įsikūrę ledo ritulio mokyklas, rinktinės, čia yra rinktinės trofėjų daug. Tai čia, kaip ir anksčiau, elektrėniečiai Lietuvos ledo ritulios sudaro daugiau negu 50% žaidėjai. Anksčiau būdavo ir 100% vien elektrėniečių žaidžiančių Lietuvos rinktiniai. Tai va, tai čia trofėjų yra nemažai, pasaulio čempionatų įvairaus lygio laimėta daug irgi. Kasparaičio mokyklos berniukai ir mergaitės dabar žaidžia gana aukštam lygyje, tai va, turim labai perspektyvaus jaunimo. Va čia Kasparaičio Pačiūžas, prašau. Pačiūžas, Kasparaičio. Kasparaičio Pačiūžas. Padaužyta. Matosi, kad muškietininkas buvo ledo arenoje. Pasistumdyt mėgėjas buvo. Ir ne tik. Palikam tuščią vietą, atlaisvinam, kadangi patalpinsime mūsų Mindaugo Kiero atributiką, medalius, laimėjimus, kažkokį inventorių patalpinsime. Čia bus jo atminimo, kaip čia spinta, kaip čia vadinasi. Vitrina, taip. 2000 metų, kada aš ir pradėjau, tie metai, kada pradėjau vadovauti arenai, tai čia įvyko jau 13 įvairaus lygio ir amžiaus pasaulio ledo ritulio čempionatų. Įvyko dailiojo čiuožimo nemažai jau čia varžybų, neseniai įvyko Grand Prix Lietuvos dailiojo čiuožimo. Ta prasme, vyksta visą laiką periodiškai čempionatai vaikų, paauglių, jaunimo, vyrų čempionatai. Čia įsikūrusi yra jau legendinė mūsų komanda Elektrėnų Energija. Taip pat skaičiuoja metus nuo 77 metų, kada įsikūrė šitas klubas, kur žaidžia čia daug ir užaugo rinktinės žaidėjų. Kaip minėjau, anksčiau tie žaidėjai įsikūrė savo mokyklas ir Vilniuje, ir Kaune, ir Klaipėdoje, ir Rokiškyje yra, ir Šiauliuose. Žodžiu, mūsų
mūsų žmonės, ledo ritulininkai pasklidę po visą Lietuvą. Smagu labai girdėti. Kiek metų vadovaujate šią įstaigai, ledo arenai? Su pertraukom, toj pasakysiu, sunku paskaičiuoti dabar. Jau 14 metų. 14 metų. Taip. Ar planuojama plėsti paslaugų spektrą ateityje ir kokie tai būtų ateities planai šioje arenoje? Paslaugų spektras apart ledo, sporto šakų ar kažkokių renginių labai stipriai nesiplėsi, bet pasibaigus ledui balandžio mėnesį turim sintetinę dangą, tokią vadinamą sausas ledas, dengiame, turime sportinę dangą, kur galima žaisti ir krepšinį, ir rankinį, ir futbolą. Siūlome ir Elektrėnų bendruomenės gyventojams čia pažaisti, pabūti. Taip pat turime treniruoklių salę, kuri aišku nėra tokia didelė, kokios norėtųsi, bet elektriniečiai čia sportuoja, užsiima, taip pat mūsų sportininkai čia sportuoja. Tai kiek galim plėstis, tik plečiamės. Aišku. Mums reikia pajamų visada. Be abejo, tokie rūmai. Taip, tarp kitko vyksta dar pramoginiai šokiai, daro savo čempionatus ant mūsų, kaip čia, jau nuimto ledo. Patys tie rūmai tikrai primena iš išorės tokią gražią gėlę ir ne vienas svečias ar gyventojas vietos vis taip pakalba, kodėl taip greit apsineša tas stogas ir jis, vaizdą iš esmės truputį pagadina. Ką ketinate, ar yra kažkokių planų su to stogu vieną kartą? Kaip čia pasakyti, būtų mūsų objektas, kaip čia mūsų turtas, galbūt ir galvotume ir ieškotume finansų kažką daryti. Stogas jau dažytas berods jau 3 kartus. Mūsų manimų gal neteisingai pasirinkta danga ta užpuškiama ant stogo. Mums taip atrodo, nes atsirado skylės, pradeda lašėti ant ledo. Net ir šitą. Jo, ypač po gerų liūčių čia užpila mums netgi mūsų vidinės patalpas. Žodžiu, turim problemų su lietum, turim problemų su to stogu ir nebežinau, čia gal architektai ar kas čia projektavo ir darė galėtų pasakyti, kad, aišku, gražu, balta spalva nudažyta, gražu, bet kai jinai apsineša ir iš vienos pusės pažaliuoja, tai jau nelabai gražu. Realiai po dažymo geras vaizdas įsilaiko apie 2 metus. Po 2 metų vėl iš naujo faktiškai reikia dažyti. Čia aš manau, kad čia nerentabilu. Čia reikia ieškoti kur kas didesnio sprendimo šitoje vietoje. Savivaldybė priklauso. Viešai įstaiga jūsų, jūs tik tai operatoriai esate. Mes tik operatoriai. Mes nuomojamės pagal sutartį, išsinuomavom šį pastatą nuo 2018 metų, 10 metų. Tai nuo 17 gruodžio mėnesio. Tai realiai mūsų sutartis baigėsi 27 metais. Nuomos sutartis. Nebedaug jau liko. Nebedaug jau liko. O tai po to tęsite? Nežinau, kaip čia pasakius. 12 metais įvyko renovacija, jau praėjo 13 metų, atsiranda labai įvairių trūkumų. Aišku, kad jau sensta ir agregatai, sensta ir kiti dalykai. Kiek bandom patvarkyti savo jėgomis patvarkom, bet realiai jau daug kur reikia iš naujo, ypač kompresorinės zonai tvarkyti ir agregatus tvarkyti. Žodžiu, ar tęsim ar netęsim, viskas priklausys nuo mūsų susitarimo su savivaldybė. Aišku, mums patinka ši veikla, nors jinai nėra pelninga. Kadangi esam patys čia gimę ir užaugę ledo ritulininkai ir sukūrėm ir tą Kasparaičio mokyklą atidarėm, ir energijos klubas yra mūsų visų esamų čia ledo ritulio sportininkų ir
tiesiog kol kas esame altruistai toj vietoje ir nesiekim čia kažkokio pelno, o kad galim ją operuoti ir turim tokią galimybę, tai mums tiesiog šitas darbas kaip džiaugsmas, kaip hobis ir tiek. O kas tą paimtų operuoti, pašaliniai įmonė ar žmonės, kurie galbūt nesusiję su sportu, aš nežinau, koks būtų likimas šitos arenos. Na, geriau, kaip sako, nevaražykim, tegul klesti, nes tai yra miesto vizitinė kortelė ir tikrai tikėkime, kad šis pastatas ir ledo arena tikrai neš sporto, kultūros tą gėrį, užimtumą visą tai, nes man atrodo miestui labai svarbu, netgi sakyčiau ir Lietuvai toks pastatas. Tai be abejo, čia užauginom daug puikių sportininkų. Ir kaip čia mūsų filosofija nėra tokia, kad jisai būtent jau bus aukšto lygio sportininkas, bet kad jisai taps normaliu žmogumi ir kaip čia, ne tik garsas Lietuva, bet ir kaip normalus žmogus. Ir turės šią šeimą ir čia gyvens su šeima. Čia labai svarbu. Ir taip toliau. Tai kaip sakant, objektas yra pačiam centre ir jisai turi ir atrodyti atitinkamai. Tai va, vienintelė problema, kaip jūs ir minėjote, yra stogas, mums nedaro čia labai, kaip čia, didelės garbės, bet... Bet jau misija neša gerą viduje, kas vyksta, tai va, tas labai džiugina ir labai smagu matyti pačio jūsų direktoriaus veide šypseną, tą užsidegimą, norą su šia veikla. Labai dėkojam jums, kad puoselėte šią sporto šaką ir visas kitas veiklas. Linkime jums sveikatos, kad greičiau šita trečia koja dingtų nuo jūsų rankų. ir kągi palinkėsim visiems Elektrėnų bei svečiams, gyventojams sveikatos, sėkmės ir lankykitės. Čia tikrai yra ką veikti. Ačiū jums, su jumis Elektrėnų kronika. Neužmirškite prenumeruoti. Ačiū, direktoriau. Ačiū.